Na ką, sveikas Aleksai. Šiandien keliausime aplink Lietuvą ir klausinėsime tavo draugų, ką jie žino apie tave ir kokią jie įsivaizduoja tavo ateitį. Taigi, pradėkime. Kiek Aleksai sukaks metų? Lygtai 17. Turbūt. Jo. Ai ne, jis jau suaugs, jo, jam bus 18. Kuo buvo Aleksas labiausiai nusikaltęs? Čia ne tai, kad nusikaltęs, buvo labai linksmas įvykis. Važiavome su Valentuku iš ligoninės. Ir kadangi nebuvo mėnesį laiko, nebuvom namie su virš, tai mes sėdėm ramiai su tėčiu, žiūrim televizorių, o vaikai abudu tikiai ramiai dirba kitam kambarį. Nu, pradėjo juoktis, jau gal kažkas ten negerai, kažkas per daug linksma. Nueinu, vienas ant puoduko atsisėda, padaro kakų, o kitas į sieną trenkia. Paskui labai linksma būna, pažvengia, paskui vėl prisėda, kitas padaro ir vėl į sieną. Tai į sieną, kirminė danga buvo, labai švaru ir labai linksma buvo. Nu tai kokius žaidimus žaisdavo dažniausiai su Aleksu vaikystėje? Kai visi normalūs vaikai, mes maži, kaip ir visi maži vaikai, žaisdavom slėpynės, visokiausias gaudynės. Toliau. Tai kaip susipažinai su Aleksu? Labai paprastai. Gina pavasarį, gina. Mes su Sigita vaikščiom po Vandžiogalą ir pamatėm jūs tai tave ir Brigita sėdinčius prie bažnyčios, tai Brigita pasiūlė prie jūsų pasisveikint. Kaip ir viskas. Ar Aleksas geras pusbrolis? Aišku, geras, kai žaisdavom, tai tikrai būdavo geras, nu ir dabar geras. Ar seniai pažįsti Aleksą? Oi, daug metų. Nu, maždaug 4 metai gal. Nu, maždaug tiek. Gal 3. Aleksas labai mėgiamas mergaičių rate. Taip labai mėgiamas ne tik mergaičių, bet ir moterų. Kodėl? Ar Aleksas žaisdavo su tavo lėlėm, ar buvo vyriškas? Mes dažniau muždavomės ir žaisdavom ant smėlio. Kur čia dabar nelabai kas vyksta. Kokia didžiausia Alekso svajonė? Užimti Lolo pasaulį. Kaip įsivaizduoji Aleksą po 10 metų? Prie kompiuterio, su pica rankoj ir žaidžiantį Lolą. Ar dažnai mušatės? Na jau kai reikia, tai jo, bet šiaip tai aš laimiu visą laiką. Gaila man jo, tai. Kokios Alekso savybės tave labiausiai erzina? Oi, nuo ko čia pradėti? Na, erzina, kad jisai yra kartais per daug impulsyvus, dažnai negalvoja, ką sako ir ką daro. Erzina, kad jis dažnai nekreipia dėmesio į tai, ką sakau ir labai greit pamiršta, ką pasakau. Erzina gal, kad jis iš visko daro juoką ir niekada nieko nepriima rimtai. Bet tai nieko šiaip, viskas palaipsniui sutvarkoma. Kokią juokingiausią įvykį prisimeni su Aleksu? Nu, vienas iš įsimintiniausių mano linksmiausių įvykių tai buvo vieną vasarą. Mes nuėjom su Aleksu pasikasti per medžius. Nu, jisai lipo į medį, aš išlipau pirmas. Ir jisai tuo metu išlipinėdamas iš medžio paklausė manęs ir patraukė apačioj šaką. Nu, aš jam pamėginau ir pamelavau, paskiau, kad patraukiau šaką. O jis tuo metu lipdamas iš medžio ant jos ir pasimolė. Jam buvo tikrai nelinksma. Ar Aleksas tampydavo vaikystėje už kasų? Nu, šiaip nepamenu, bet jei būtų buvęs tampęs, tai tikrai būtų ir pats gavęs už plaukų patampytas. Ką gali pasakyti apie Aleksą? Galiu pasakyti tik tiek, kad pradžioje labai jo nekęsdavau. Bet dabar jį labai dievinu. Visą širdimi.
Koks buvo pirmas Alekso ištartas žodis? Nu, ten daug šnekėjo, tai daug, bet toks ryškesnis žodis tai buvo brolio vardas Tukis. Ar Aleksas geras brolis? Jo išskyrus tada, kai mušas ir žodžiu. Tai jo, geras brolis. Be ko Aleksas negalėtų gyventi? Aleksas negalėtų gyventi be League of Legends žaidimo. Koks mėgstamiausias Alekso užsiėmimas? Pasakoti visiems anekdotus ir kaip visi žino, žaisti lolą arba pokerį. Ką gero galiu pasakyti apie Aleksą? Nu, šiaip tai nėra tas klausimas, kurio turėtum klausti manęs, bet ką gero būtų galima pasakyti apie Aleksą? O ne, tai reikia tą klausimą. Labai minkštas žmogus. Tiesiog ne to žodžio prasme. Turbūt būtų jo vienintelis privalumas. Mat kada galėjo atsigauti į tokį kaip penktadienį. O šiaip, ką žinau, linksmas visada prajuokina. Šiaip realiai iš jo juoktis galima. Taip jie. Turit bendrų pomėgių žaidimų? Aišku, turim. Pavyzdžiui? Žiūrim kokių, jeigu per kompą, tai lolą, jei ne, tai pokerį. Kokią įsivaizduoja Alekso ateitį? Normalią. Gal bus baigęs kažkokius tai mokslus. Nu, bet žaist nenustos. Nežinau, ką žaist. Lola ar ne lola, bet žaist. Ką dažniausiai veikėt su Aleksu per pamokas? Per pamokas? Kalbam apie lolą, jo. Dažniausiai apie lolą. Ir dar kartais pažaidžiam pokerį, taip lengvai pralošiam 10 lietuvą. Kokios Alekso savybės tave labiausiai traukia? Na, kad jisai turi labai gerą humoro jausmą, yra labai sąmojingas, visą laiką moka prajuokinti, mėgsta maivytis, yra labai didelis optimistas ir pochuistas. Šiaip yra labai linksmas žmogus, su juo net ir nieko neveikiant visai įdomu būna. Tai tiek. Sveikas, Aleksai. Su 18. Noriu tau palinkėti daug laimės, sveikatos, o sveikata susijusi su mišrainė. Būtinai turi valgyti mišrainę, bent 3 kartus per dieną, jei nori būti sveikas. Tai tiek. Noriu Aleksandrai pasveikinti tave 18 gimtadienio progą ir palinkėti, kad atrastum savo kelyje Dievą. Tai vienintelis troškimas, kurio noriu tau palinkėti. Linkiu tau, kad išsipildytų visos tavo svajonės, kad gautum gerą darbą, turėtum gerą žmoną Brigitą ir daug vaikų, o kadangi tu negeri, tai aš išgersiu tavo sveikatą. Linkiu sveikatos, laimės, ilgų bendravimo metų su Brigita, sugalvoti, ką dirbsi, toks darbingas žmogus ir sveikinu su 18 gimtadieniu. Linkiu tau užimti League of Legends žaidimą ir tapti kiečiausiu pasaulyje nuo laiferių. Tai va, ką aš tau galėčiau palinkėti? Tai kad užrašas ant tavo marškinėlių taptų realybę ir tu taptum kokios stambios kompiuterių kompanijos viršininku. Taip pat linkiu, kad išlaikytum visus egzaminus ir būtum labai kažkoks. Žodžiu, supratai. Nu ką, linkėjimai. Ką aš tau gero galiu palinkėti? Sveikatos, laimės, pinigų, baigti mokslus, tada vaikai. Ne, pirmiausia santuoka, paskui vaikai. Tai va. Tai gerą gyvenimą. Mašina irgi. Nu, vienu žodžiu su visokiais ten pribumbasiais. Nu ką,
Kadangi tavo 18, linkiu nebūti tokiam rimtam kaip 18-mečiai, būti linksmam, augti dideliam. Nu, gal nelabai dideliam, nes ir taip jau didelis, nu ką. Nu, linksmo tavo 18 gimtadienio ir linksmų 18 tarpo tarp 19. Nu ką, sveikinu. Ko aš tau linkiu? Aš tau nieko nelinkiu. Manau, turi viską, ko reikia, bet niekada nepamiršk geriausio draugo kompiuterio. Ką žinau, būk didelis, dirbk, netinginiauk, ką dar pasakęs, sportuok, nesusidėk su blogais žmonėm, nu ir šiaip nepamiršk. Taip, aš tau linkiu, kad baigtum šią mokyklą 12 klasę su gerais pažymiais, įstotum ten, kur tikrai norim, ir kol tikrai norėčiau palinkėti sėdėti mažiau prie kompiuterio, nes tuo metu man lūžta internetas. Na kągi, ką aš tau galėčiau palinkėti? Manau, ir taip daug ką turi. Turi labai gražią šeimą, turi labai fainų draugus, apart manęs. Taip, bet norėčiau palinkėti tau išsirinkti, ko galiausiai gyvenime nori, ko nori pasiekti, ko norėsi dirbti. Taip pat linkiu sėkmės susirasti, kur gyvensi kitais mokslo studijų metais. Linkiu sėkmės taip asmeninėme gyvenime ir visur kitur. Linkiu sėkmės bet kur dalyvausi, nes tu labai visur dalyvauji. Visur užimk pirmas vietas ir vežk namo aukso sidabrus. Koks mėgstamiausias Alekso užsiėmimas? Pasakoti. Kiek laiko pažįsti Aleksą? Kokią įsivaizduoji Alekso ateitį? Pamiršau. Duotų jai ką.